tikrintas. Tai sveiki prisijungę, visus techninius klausimus išsprendžiau ir dabar galime jau judėti į priekį. Tai šiandien mes taip antras dublis mūsų su šito paskutiniu webinaru yra, nes bandom tęsti tas tradicijas, kad po 3 webinarus pavasarį, 3 webinarus rudenį. Ir šiandienos tematika jinai yra būtent ir apie žmonių vadovus, apie tiesioginius vadovus, nes tiek iš klientų, tiek iš patirties jaučiam, kad šitiems žmonėms pagalbos pokyčių metu tikrai jos reikia. Dabar vėl visi mūsų pranešimai remiasi Prosai tyrimais, remiasi mūsų pačių konsultaciniais projektais, tai mielai kviečiu jūs pasinaudoti galimybę rašyti komentarus, klausimus į pokalbio zoną ir po to mes juos būtinai atliepsim ir atreaguosim. Kaip primenu, tas, kas pražiūrėjote, ar nebuvo galimybė jums prisijungti prieš tai buvusios webinaruose, tai šiais metais mes su pavasariu startavome apie Blueprint, apskritai kaip įrankį dirbti su pokyčių valdymo planais. Tai buvo vasario mėnesį, irgi mūsų YouTube kanale galite atrasti šitą įrašą arba mano LinkedIn profilį tikrai rasite pasidalintą video. Taip pat kovo mėnesį kalbėjome apie komunikacijos planus irgi pokyčių metu, ką reiktų atkreipdėmėsi, kokius akcentus reikėtų uždėti. Na ir šiandieną iš antro karto darome webinarą, kuris būtent yra skirtas, kaip ruošti, mes taip vadiname, žmonių vadovus pokyčių metu. Ir formatas, kaip visada su mūsų šitais webinarais, yra pasistengsime mes apie 45 minutės įtilpti su savo turiniu ir po to palikti 10-15 minučių klausimams atsakymams, bet kokiu atveju neišeinant ilgiau negu 1 valanda, tai 5 valandą mes būtinai pabaigsime. Esminės priežastis, kodėl mes pasirinkome kalbėti apie žmonių vadovus, gal tokios dvi didžiausios yra. Viena iš jų yra, kad ir kaip ten mes norėtumėm situaciją matyti kitaip, bet tyrimai rodo, kad žmonių vadovai arba tie vadinami middle manageriai ar ne vidurinės grandies vadovai, jie yra įvardinama kaip labiausiai pokyčiams besipriešinanti grandis. Ir čia nėra ta diskusija, kurią reiktų prakeisti kampu, kad oi kokie jie yra blogi ar ne, kaip čia taip atsitinka, čia kažkas neteisingai tyrimai kažką rodo ar ne. Tai aš noriu kreipdėmėsi, kad tai yra ne apie tai, tiesiog tokia yra statistika. Antra pagal labiausiai pasipriešinančių pokyčių grupė žmonių grupė yra specialistų lygmuo, reiškia tie žmonės, kurie turi įgyvendinti pokytį, bet yra labai daug argumentų ir tokių svarių objektyvių argumentų, kodėl vidurinės grandies vadovai priešinasi tam pokyčiui, ir viena iš jų yra tai, kad jie apskritai turi daug darbo, daug pokyčių, daug dalykų vyksta ir natūraliai, ta prasme, jie atsiduria tarp priekalų ir kūjo. Iš vienos pusės iš jų yra reikalavimo įgyvendinti pokytį, iš kitos pusės jie yra tie, kurie susiduria su didžiausiu pasipriešinimu. O antra yra priežastis tai, kad irgi labai rezonuoja su mūsų tyrimu darytu, kuris buvo 22 metais rudenį, ir iš esmės ten buvo daugiau apklausta nei 100 organizacijų Lietuvos ir buvo nurodyta, kad vidurinės grandies vadovai yra labiausiai, kaip čia, vadovų grandis, kuriai reikia stiprinti pokyčių vadybos įgūdžius ir kompetenciją. Tai tos dvi priežastys nulėmė, kad mes šiandieną webinarą ir dedikuojam šitai auditorijai. Dabar reiškia, kokie klausimai per tą mūsų tokį trumpą pasidalinimą savo patirtim ir įžvalgom. Tai 3 tokie kampai. Vienas yra apskritai tiesioginių vadovų rolė. Ir kai mes kalbam tiesioginiai vadovai, tai people manageris, net nežinau teisingo lietuviško vertimo, bet iš esmės tai reiškia ta auditorija žmonių, kurių komandos yra paveiktos pokyčių, kai jie yra gyvenimo organizacijoje. Tai padiskutuoti šiek tiek ir pasižiūrėti, kokia yra jų rolė pokyčių metu, būtent akcentuojant pokytį, pokyčio kontekstą. Antras dalykas, tai kokie yra jų iššūkiai, su kuo susiduria būtent vidurinės grandies vadovai gyvendinant pokyčius su savo komandom. Ir trečias dalykas, tai patarimai, rekomendacijos, tai kaip padėti jiems, ta prasme, ar ne, kaip juos aktyvuoti, nes ir jūs šiandieną prisijungę, atsiprašau, tikriausiai atstovaujate skirtingas pozicijas, kai kurie iš jūsų yra tie, kurie galbūt yra iš HR perspektyvos, kai kurie iš jūsų esate būtent tiesioginiai vadovai, kurių komandos ir turi gyvendinti pokyčius, kai kurie galbūt esate tie, kurie inicijuot pokyčius ir jūsų vadovų komandos turi
juos įgyvendinti. Tai vienaip ar kitaip tikiuosi, kad tų įžvalgų, nepriklausomai iš kokios pusės jūs atstovaujate arba kokią pusę atstovaujate, rasite vieną ar kitą mintį, kuri gali būti jums naudinga. Dabar, kai mes kalbame apie apskritai dalykus, kurie prisideda, kad pokyčiai organizacijose būtų sėkmingi, yra 7 pagrindiniai faktoriai. Vienas iš jų, kaip eina numeriu 1, tai yra sponsorystė. Tai eina kalba apie aukščiausios grandies vadovų įsitraukimą, apie jų matomumą viso pokyčio metu. Taip pat eina kalba, kad mums yra labai svarbu pokyčių gyvenimo organizacijose turėti struktūrą, bet nepalikti kažkokiam chaosui ir, ką prosai labai stipriai propaguoja ir su kuo mes dirbame, kad įdedame į pokytį organizacijose labai aiškius žingsnius, labai aiškius apčiuopiamus rezultatus, ir nesvarbu, ar tai būtų komunikacijos kontekste ar pasipriešinimo valdyme. Labai svarbus aspektas yra komunikacija viso pokyčio metu, darbuotojų traukimas, resursai, ir čia neina kalba vien tik tais apie piniginius resursus tam, kad pasamdyti brangius konsultantus, bet labiau apie laiką skirtą žmogiško faktoriaus, reiškia, kas tą pokytį valdys, kas pokytį darys, kas jį matuos, kas jį sužiūrės. Labai yra svarbu, kad pokyčių vadybos veiklos jos būtų integruotos su projektų valdymu. Vėl kiekvienas iš jūsų tikriausiai turite skirtingą brandą šitam kontekste, bet reiškia, kad atsiranda kalendorius, kad ne tik susikoncentruojam į kažkokį tai techninį užduotį, bet taip pat techninį užduotį grafikuose mes turime ir žmogiškosios dalies kontekstą, kurį ir vadinasi pokyčių vadyba. Na ir galiausiai mes turime tą temą tiesioginius vadovus, apie kuriuos mes kalbam. Tai tiesioginiai vadovai yra vienas iš pagrindinių faktorių, nuo kurių priklauso, ar organizacijose pokyčiai yra įgyvendinami sėkmingi ar ne. Ir tada pažiūrime, tai kokia yra ta rolė ir kodėl jinai yra svarbi. Kai mes kalbame apie žmonių vadovus arba vidurinės grandies vadovus, tos asmenys, kurių komandos paliečia pokyčiai, iš esmės yra tokios 4 pagrindinės priežastys, kodėl mes juos turime atliepti, kodėl mes jų negalime užmiršti. Visų pirma, tai, kad darbuotojai jais pasitikė. Ir esmė yra ta, kad reiškia, tie žmonės yra vadovai arčiau pokyčio, jie tiesiogiai valdo tą pasipriešinimą, mes galim sustrateguoti, nesvarbu, ar esam konsultantai, ar org struktūros, kaip sakant, valdybos nariai, ar tie, kurie inicijuoja pokytį, ar projektų komandos, bet realiai patį pasipriešinimo valdymo daro mūsų vadovų komandos, ar ne, dirbdami tiesiogiai savo žmonėm. Ir galiausiai jie yra tie, kurie suteikia, arba tikėtina, ar ne, kad jie suteikia reikiamą paramą. Ir šitie 4 dalykai, jie padaro juos labai svarbius, nes tai duoda tokį labai aiškų suvokimą, kad jais darbuotojai pasitikė ir jie yra asmenys, kuriuos, jeigu mes pamirštame užaktyvuoti arba mes jų nesužiūrime, tai šauname patys savo į koją. Kitas dar yra labai svarbus dalykas, kur daug apie tai kalbėjome webinare apie komunikaciją, kad vidurinės grandies vadovai savo komandoms yra vadinami pagrindiniai žinučių apie pokytį siuntėjai. Ir trumpai primenu skaidrę, apie kurią kalbėjom, statistiką, kad yra 2 tipų žinutės siuntėjų organizacijų pokyčių metu. Jie kategorizuojami tokie, mes juos vadinam mėgiami informacijos siuntėjai. Ir kaip matote per skaidrės vidurį, viena iš didžiausių grupių tai yra tiesioginiai vadovai. Tai reiškia žmonės, kurie eina per pokytį, jie nori iš savo tiesioginio vadovo gauti informaciją apie patį pokytį, kaip tas pokytis juos paveiks tiesiogiai, kokią įtaką turės jų darbo pasikeitimams, darbo atlyginimų, užmokesčių pasikeitimams ar kažkokiems kitiems susijusiems dalykams. Jie nenori tai išgirsti nei iš, kaip pabandau atrasti, žiūrėkit, nei iš HR, nei iš projekto komandos, kažkur komunikacija yra ar ne. Žmonės nenori iš jų išgirsti. Jie nori visą tai gauti pagrindinę informaciją iš savo tiesioginių vadovų. Ir šito vietoje, kai mes suprantame, kad tiesioginio vadovo rolė komunikacijos kontekste pokyčių metu yra viena svarbiausių, mes taip pat turime suprasti tai, ko yra tikimasi arba ką sako gerosios praktikos apie tai, ką reiškia būti gerų pokyčių vadovų savo komandoms, kai pokytis paliečia tavo paliečia tavo komandą, tavo skyrių, tavo departamentą. Ir
Dabar ekrane matote tokias vadinamos pokyčių valdymo vaidmenis organizacijų, kai pokytis vyksta. Ir čia ne tai nėra pareigos, tai yra tai, kad kažkas tai turėtų daryti. Ir mūsų šiandienos tema yra apie vadovus, tiesioginius vadovus ar ne. Ir iš jų yra tikimasi 5 dalykų. Ir pirma, mes tikimės, kad tiesioginiai vadovai paaiškintų savo darbuotojams, kodėl tas pokytis vyksta, tai reiškia, yra geri žinutės siuntėjai. Antras yra dalykas, kad jie yra geri tarpininkai tarp projektų komandos, aukščiausios grandies vadovų ir savo komandos, kalbant apie kaip mums sekasi, kokios yra problemos, kokie yra iššūkiai gyvendant tą pokytį. Mes norime, ir tai rodo iš gerųjų praktikų tyrimų, kad tiesioginiai vadovai turi būti tie vadinamieji advokatai, mūsųse labiau tinkamas žodis ambasadorius pokyčių, kad jisai arba jinai demonstruoja įsipareigojimą ir palaikymą pokyčiui. Jie dirba su pasipriešinimu arba prieštaravimu, kuris vėlgi žodis jums yra tinkamesnis, tokį galim naudoti. Ir galiausiai jie yra vadinamieji tokie, treneriai, nebūtinai, kad čia ugdo savo žmonės pokyčių metu, bet jie pasirūpina, kad jų darbuotojų, komandos nariai gautų visą reikiamą pagalbą į žinias, įgūdžius, lavinimą, kuris padėtų žmonėms judėti per būtent pokytį ir kad jie būtų sėkmingi dienos pabaigoje. Ir kai mes žiūrime į tuos 5 dalykus, žinutės siuntėjas, tarpininkas, advokatas, pasipriešinimo valdytojas ir treneris, tai yra tai, ko organizacijos vadovai pagal nutylėjimą tikisi iš komandų vadovų. Klausimas tik tais yra, kiek tai yra aiškiai iškomunikuota ir kiek vadovai patys supranta, kad tai iš jų yra tikimas. Ir Eglė, gal aš tave šitą vietą norėčiau šiek tiek pakalbinti, kadangi tu dar tokia, aš vadinu, šviežiai nuo verslo atėjusi. Ir tavo nuomonė, kiek iš praktikos, kiek tu matai bendraujant su savo klientais, kiek realiai vadovai supranta šitą savo rolę, kad aš turiu tai daryti. Gal nebūtinai tokiais žodžiais, bet kiek tai yra savaime suprantami dalykai, o kitas yra dalykas, net jeigu tai yra savaime suprantama, kaip jiems sekasi, kokios pasakmės, jeigu nesiseka. Gal gali kažkokį komentarą šioje vietoje. Taip, ačiū Lukai už klausimą, labai geras ir į 10-ką sakyčiau, nes nieko savaime suprantama nėra. Šiaip, juokingiausia, kad common sense is not that common, kaip mes mėgstam kartais pajuokauti, tai reikėtų įvardinti žodžiais, bet taip, tų rolių yra daug ir žmonių vadovai yra tarp 2 polių. Tai vienas organizacijos strategijos tikslų ir savo komandų ir žmonių, kadangi daug laiko tiesioginiai vadovai praleidžia su savo žmonėmis ir komandomis, tai mano patirtyje labai lengva jiems susitapatinti su savo komandos narių, sakykime, poveikiu. Ir šitoje grandinėlėje, apie kurią mes dabar kalbam, pats dažniausias toks patyriminis, sakykime, faktas įvyksta, kai yra pasipriešinimo valdymo klausimai. Tada atsitinka toksai, aš buitiškai gal pavadinsiu lojalumo konfliktas ir vadovai kartais pasimeta, kurią pusę jiems reikia atstovauti, nes yra subtilybių šitoj vietoj ir čia labai dažnai įvyksta daugiausiai diskusijų. Jeigu šitą procesą organizacijoje įvardinti normaliais žodžiais, kaip mes dabar kalbamės, kaip tokias funkcijas, kaip tą Clark modelį, ar ne, kuris irgi gražiai įeina iš teorijos, tada visiems pasidaro lengviau, nes visi supranta, kad tai yra algoritmas, kurio išvengti negalima. Ir mes tą savo praktikoje visą laiką stengdavomės ir dabar su klientais stengiamės diegti, kad kiekvienas žmonių vadovas žinotų, kad tai nėra išskirtinė situacija ir kad bet kokiu atveju šitos vaidmenis uždengti reikia. Kitaip pokytis nevyksta sklandžiai, nevyksta kaip planuota ir nevyksta visai, arba turim labai daug reikalų vietoje, kurioje galima sutvarkyti greičiau. Tai o tada dar vienas toks klausimas. O tai kas turi tai pasakyti vadovams? Kieno darbas? HR čia turi susisadinti savo
vadovų komandą ir sakyti, mėly vadovai, žiūrėkit, jūs pokyčio metu turi daryti A, B, C, D, ar čia kaip čia? HR beje turi irgi didelį vaidmenį ir organizacijose labai dažnai neišnaudojamas efektyviai iki galo, nes HR tikrai kaip verslo partnerystėje galėtų paremti vadovus sprendžiant šituos klausimus. Bet aišku, čia yra kaskada. Aš mėgstu galvoti apie viską, kad jeigu tu nori, kad tas vanduo kaskada nubėgtų tokios kokybės, kaip tu jį paleidai, tai ir turi, jokie kanalai neturi būti užkišti, kitaip tariant. Tai visiems tie patys vertybiniai principai galioja, ar ne? Visi vadovai, top vadovybė, top managementas, aukščiausios grandies vadovai, jie turi pasirūpinti lygiai taip pat gerai namų darbais ir, žinai, kartais, vat, kaip sakom, savaime suprantama, koncepcija atsitinka problematika, nes mes manom, kad ką mes žinom, ką mes suprantam ir kaip mes suvokiam, tas ir kitiems yra taip pat suprantama ir mes nutylim kartais tą tokią nuobodžią teoriją, ar ne, pradėdami projektą kažkokį svarbų ir strateginį. Ir va čia ir kenčia tie žmonių vadovai, nes jie negauna pakankamai dėmesio iš savo tiesioginės vadovybės ar ne paramos, jie neturi, kaip sakant, jie nėra pakankamai apginkluoti šitoj pusėje. Jie turi svarbias užduotis, bet neturi pakankamai arsenalo, kad galėtų iškilus Kažko bėdai. nori, bet nežino, ko čia iš manęs nori ir ko čia prie manęs Panašiai kabinėjasi. taip, Aš tarp einu kūjo dirbti ir savo darbą. priekalo, taip. HR gali būti taip pat puikiai priemonė, kaip sakant, juos paremiant. Tai gerai paminėjai. Super. Super. Ačiū tau labai, judam toliau. E, ir ką, tas automatiškai, kai mes grįžtame, vat, nu, kaip galvojame, ar ne, apie šitos 5 rolės, kurios pagal taip nutolėjimą mes tikimės ir ką rodo gerosios praktikos, kad geri tiesioginiai žmonių vadovai jas demonstruoja pokyčių metu, tada prieiname prie sekančio loginio tokio kaip iššūkio, o tai, nu, kokie tai yra iššūkiai, ar ne, tiems mūsų vadovams, dirbant su pokyčių metu savo komandomis. Ir tie, kas jau bus pažįsta seniau, žino, kad mes be karo niekur. Ir atkaras yra visur, visame, kiekviename pokytyje. Ir tiesiog trumpas priminimas, tie, kas su atkaru galbūt esate pamiršę ir gal taip atsitiko, kad niekada negirdėjote apie jį, tai yra individualaus pokyčio valdymo modelis, kuris paaiškina, kas turi vykti su žmogumi tam, kad jisai pradėtų darbą daryti kitaip. Tai reiškia, pradžiai mes turime turėti suvokimą, tai yra pirma A raidė, tada mes turime turėti norą dalyvauti arba keistis, tada turime turėti žinias, kaip tai daryti, gebėjimai, reiškia demonstruoti tas žinias praktikoje ir tada pas mus turi vykti įtvirtinimas, kad aš neatkryšiau savo elgseną. Dabar, kai mes galvojame apie teisingą, ir čia galbūt žodis yra jo geras, teisingas tiesioginio vadovo vaidmenį pokyčių metu, mes turime suprasti, kad šitas požiūris į mūsų vadovus ar ne, jisai yra ne kas kitas, kas prašymas tuos žmonės keistus. Nes kas yra pokytis? Pokytis yra reiškia judėjimas iš taip, kaip vyksta reikalai šiandien, į taip, kaip reikalai vyksta rytoj. Tai va ta transformacija iš šiandien į rytojų, vadovau pokyčių vienaip, noriu, kad vadovaučiau kitaip, tai yra ne kas kitas, kas kelionė per individualią vadovo atkaro kelionę. Tai reiškia, vadovas pradžiai turi suprasti, kam to reikia, vadovas turi norėti tai daryti, vadovas turi turėti žinių, kaip tai daryti, kokie įrankiai yra, kokie metodai yra, ar ne, kaip dirbti su pasipriešinimu, kaip žinutę formuluoti. Jis ir jinai turi pradėti tai taikyti praktikoje, o po to tai turi būti tvirtinta kaip, na, savaime suprantama norma. Ir va šitą vietoj, kas labai dažnai pasitaiko, kad kai organizacijos savo viduje pradeda tiekti pokyčius, nesvarbu, čia gali būti nuo labai komplikuotų susijungimų, pardavimų, org struktūrų pasikeitimų iki daug paprastesnių dalykų, kaip ten tokių naujos sistemos galbūt dėgymas arba ten kokio penktadieninių rytinių susirinkimų pravedimas ar ne. Mes turim suprasti tą tokią dilemą, su kuria susiduria mūsų tiesioginiai vadovai. Mes jį taip vadiname vadovų kryžiumi, kuris iš esmės sako labai paprastą dalyką, kad tam, kad vadovas galėtų vesti savo komandą per pokytį, jisai arba jinai turi pati arba pats įsitraukti į pokytį. Ir tik tada, kai
jisai arba jinai įsitrauks pilnai, tai reiškia, bus praėjęs ir savo suvokimą, ir užsinorinimą, tik tada bus galima tikėtis, kad tas vadovas arba ta vadovė galės sėkmingai vesti savo komandas per pokytį. Ir va šitą vietą yra labai svarbu suprasti, kad reiškia pokyčio metu, kas irgi kartais pagal nutilėjimą, kaip Eglė paminėjo, mes taip galvom savaime suprantami dalykai, kad visi vadovai, jeigu jau jie yra organizacijoje, jie pagal, pagal taisyklę arba pagal nutilėjimą su bet kuo absoliučiai sutinka, ką siūlo organizacija arba virš jų esantis vadovai. Realybė taip nėra, bent jau mes tai matom su savo klientais, ir organizacijos, kurios neskiria laiko ir neinvestuoja kelionės atkaro su tiesioginiais vadovais, jie susiduria su labai didelium problemom arba tokiom korekcijom, kurias reikia padaryti gyvenimo metu, nes tiesiog to pokyčio nepalaiko patys vadovai. Ir aš jau kalbu apie tą vidurinės grandies dalį vadovus, ar ne? Tai šito vietoje yra labai svarbu, kad pokyčio metu prisiminti, pradžiai vadovai yra darbuotojai, o tik tais po to vadovai, ir mes irgi turim galvoti ir padėti, kaip jiems keliauti per savo atkarą. Ir va šito vietoje, kas yra tokie, jeigu žiūrėti struktūrai, ką norėtumėm atkreipdėmėsi, kad yra tokie 6 pagrindiniai žingsniai, kas padeda visą tą dilemą išspręsti, apie kurią ką tik rodžiau. Tai viena dalis yra, reiškia, vadovų pasiruošimas pokyčių, ir mes sakome, yra tokie esminiai 3 žingsniai, ką kiekvienas vadovas iš savęs žinių lygmenį, ką turėtų suprasti, kas iš jo arba jos yra tikimasi. Tai pradėkime nuo to, kad aš kaip vadovas turiu labai aiškiai turėti suvokimą apie visus pokyčius, kurie yra man aktualūs arba organizacijai aktualūs, supratimas, kada jie ateina, kokie jie bus ir ką tai reiškia man kaip vadovui. Antras dalykas yra tai, kad kai aš jau turiu tą paveikslą, kas manęs laukia, kokie nusimato pokyčiai, maksimaliai greitai aš turiu prie to prisitaikyti, nes tai mane paveiks asmeniškai. Ir aš vis tiek turiu dėti sąmoningą pastangą, kuri nebūtinai yra lengva, tam, kad prie jų adaptuotis. Prie kai kurių adaptuosius lengviau, prie kai kurių reikės papildomos pastangos arba pamatyti naudą, kodėl tai turėčiau daryti. Ir trečias toks žingsnis arba dedamoji, aš turiu suprasti kaip vadovas, kad aš turiu stiprinti kompetenciją. Ta prasme, yra įrankiai, yra metodai, yra tam tikri modeliai jau pasaulyje išrasti, kurie man tai padeda daryti ir dirbsiu savo komandą. Ir kai aš išsprendžiu tą dilemą savo pasiruošimo, tada aš jau galiu judėti prieki ir kalbėti apie tai, kad o kaip aš tada kaip vadovas galiu padėti savo komandai. Tai reiškia, vadinkime, parama arba lyderystės pokyčių metu. Ir čia irgi mes turime 3 žingsnius, ir pirmas iš jų yra, reiškia, pradžioje aš turiu normalią kalbą paaiškinti žmonėms, pristatyti patį pokytį. Kodėl tai yra, ką mes darome. Tada duoti vadinamą paramą, kaip padėti žmonėms judėti per tą pokytį, įvairūs kampai, priklauso nuo pokyčių kompleksiškumo. Ir aš turiu įtvirtinti tą naują elgseną pas darbuotojus ir nepamiršti šventę švęsti. Vėl, šventės šventimas yra skirtingas visose organizacijose ir visose kultūrose, bet aš kalbu netgi tokie paprasti dalykai, kaip ačiū pasakymas ir atkreipimas, įvertinimas, kad žmonės dėjo pastangą ir kad ta nauja situacija buvo pareikalavusi tam tikrų pastangų, ar ne. Ir visas šitas modelis, ar ne, kas yra labai svarbu, vadovai jie neveikia vakuume, ar ne, tai mums yra svarbu, kad yra gera sponsorystė, bet apie tai esame kalbėję kitose webinaruose, bet iš sponsorių mes tikimės, sponsoriai aukščiausios grandies vadovai, reiškia, jie turi daryti ABC. ABC angliškas akronimas, Active Visible Participation viso projekto metu, Building Coalitions, tai reiškia, sprendžiame prioritetų lygmenį projektuose, kad nebūtų tos kaldros stumdymosi kairė į dešinę tarp skirtingų skyrių ir tiesioginis bendravimas su darbuotojais. Tai va čia to mes tikimės iš savo sponsorių. O komunikacija tai reiškia, kai vyksta pokytis organizacijų, yra tikimasi, kad yra tam tikras komunikacinis fonas, kuriame pasakojama, kodėl tas pokytis vyksta, ir tai nėra vien tik tais vadovas, kuris vienas savo skyrių daro pokytį, ar ne, ir aplinkui nėra jokio palaikymo. Tai dabar, kai mes žiūrime į tą tokį modelį, iš ko taip susideda, taip jau griaučiai pavadinkime, aš norėčiau taip greituoju būdu perbėgti per tą viršutinę dalį ir kiekvieną iš jų šiek tiek praplėsti tam, kad pas jūs susidarytų vaizdas, kas tenais yra ir ko potencialiai
reikia su vadovams kaip po pagalbos. Vėl kaip tai gauti, čia yra kitas klausimas, nebe šiandienos, bet labiau suprasti, iš ko susideda kiekvienas žingsnis. Tai kai eina kalba apie savo pokyčių suvokimas organizacijoje, ar ne, ir kaip tai mane paveikia kaip vadovą, yra tokie 4 komponentai. Pradžiai reiškia toksai labai sisteminis dalykas, tai kokiais būdais aš galiu nusiskanuoti, kokie pokyčiai laukia organizacijos. Ta prasme, kaip, kaip, kaip man paimti, ar aš čia man viskas yra svarbu, ar yra tam tikrai svarbus dalykai. Antras dalykas, automatu aš turiu turėti išsiugdęs tokią kompetenciją, kad suvokti, o kaip tie pokyčiai paveiks mano komandą. Nes vieni gali būti labai stiprus ar ne, kiti gali būti eis praeis, net nepajausim, kad kažkas atsitiko. Trečias kritinis dalykas yra turėti aišku paaiškinimą savo komandų nariams, kodėl tie pokyčiai daro. Nustepsite, kaip čia, šita vieta daugelis galvoja, visiems yra suprantama, ką mes matome daugeliu atveju, net ir daugelis vadovų vidurinės grandies, ką žinau, man liepia ir darau. Tai prasme, nėra to suvokimo, kodėl sako, tai kaip aš paaiškinsiu savo darbuotojams, aš pasako, nežinau, kodėl tai reikia daryti. Ir trečias, tas savo rolę, savo vaidmens suradimas. Ir aš Eglė irgi čia kažkaip galvoju, dar kol tu taip vadinu, žinai, neatšalusi nuo verslo, o kaip turi kokį greitą patarimą, nes aš susiduriu su ta vieta, kad yra tikrai diskusijos, vadovai sako, bet mes ne viską spėjom, mes ne viską žinom, mes kažką praleidžiam, mums niekas nieko nesako. Koks patarimas galėtų būti vadovams, pavyzdžiui, kaip nusimti tą pirmą žingsnį, žinai, kaip identifikuoti, ką sistemos susikurti, Excelį pasidaryti? Kaip kam patogu, galima ir Excelį. Ne, iš tikrųjų, tai principas, kai patys yra įtraukti į strateginius veiksmus, ar ne, kuo ankstyvesnis įtraukimas, tarkim, aišku, visi suprantam, paroj laiko yra tiek, kiek yra, ir visi turi veiksmų, veiklų, projektų ir prioritetų, bet jų sąrašas irgi negali būti išplėstas, neguminis. Vadinasi, kas mano praktikoje, tarkim, paskutinėje įmonėje, kuriai vadovavau, labai pasiteisino, tai kas ketvirtinė peržiūra strategijos vadovai, ta prasme, iš apačios į viršų darant. Tarkim, organizacija nustato savo strateginius tikslus, kurie yra nekvestionuojami, ir visų padalinių ir visų departamentų veikla korespondina arba atliepia į tuos strateginius tikslus ir jie yra patvirtinami, bet tai yra su įsipareigojimu, aš tai sukūriau, aš tai įsipareigoju, aš už tai atsakysiu ir aš žinau, kaip tai padaryti. Tai užtrunka laiko tas tarpinis žingsnis, bet jisai labai efektyviai veikia, kai atsitinka gyvenimas ir reikia tuos rezultatus parodyti. Tai čia būtent įtraukimas, kalbėjimas ir neleisti turėti tokio argumento, man niekas nesakė, bet tas toksai grįžimas sisteminis. Taip, čia tas ownershipo toksai skatinimas, sakykime. Ok, super, ačiū. Antras praplėtimas, būtent tas, kai mes kalbame apie pristaikymą prie pokyčių, kurie paveiks vadovus asmeniškai, tai aš labiau kalbu apie atkarą. Ta prasme, aš pats kaip vadovas, arba mes turim suprasti, kad vadovas ar ne, turi kažkokių tai vidinių dalykų, dėl ko jie priešinasi. Ir priežastis vėl gali būti vairios, nepatiko, nepaklausė, įsižeidžiau, nemačiau, pavargau, neturiu laiko. Čia tų priežasčių gali būti, bet labai yra svarbu, kad neignoruoti to kylančio vidinio jausmo ir su kažkuo aptarti, išdiskutuoti, kad nekiltų jokių arba neliktų juodų dėmių arba paslėptų kampų. Ir priimti tą asmeninį apsisprendimą dalyvauti pokytį. Nes vis tiek mes atėjome į organizaciją padėti įgyvendinti strategijas, padėti įgyvendinti visus sprendimus, kurie yra daugiau mažiau priimti aukščiausios grandies vadovų ir nuspręsta ir visi jaučiam, kad jie yra teisingi ir reikalingi organizacijoje. Tai tie 3 dalykai reiškia identifikuoti, kur aš, kas man nepatinka su to pokyčiu, ką su tuo daryti, ta prasme, su kuo aš turiu aptarti. Dažniausiai einu pas savo aukščiausią vadovą, greičiausiai ir apsitariu, pasikalbu, atsakau savo klausimus, kuris iš atkaro elementų man trūksta, ar aš nesuprantu, kam to reikia, ar man nepatinka, ar aš nežinau, kaip tai daryti, tai išsidiskutuoti, apsispręsti ir tada, priimti tą sprendimą, kad aišku, judu į priekį ir ką man dėl to toliau daryti. Ir paskutinis tos vadybos kompetencijos ugdymo, jisai susideda būtent apie tuos 5 vaidmenis, kuriuos greituoju būdu rodėm prieš tai, ar ne, kad aš turiu būti geras žinutės siuntėjas, aš turiu mokėti, tiesioginis vadovas turi mokėti paaiškinti žmonių kalbą. Ir aš kalbu, kai žmonių kalba, tai tos komandos, ar ne,
kalba, kodėl tas pokytis vyksta. Aš tikrai turiu būti geras tarpininkas, nepasakyti, kad tenais, jūs projektų vadovai čia nesąmonę sugalvot, čia jie nusišneka, nežino, ko mums reikia. Aš turiu mokėti tarpininkauti projektų komandai, tai gali būti išorė ir savo vidaus komandai. Aš turiu mokėti pademonstruoti palaikymą pokyčiui. Ir pokyčio palaikymas reiškia sakyti tam tikrus žodžius, demonstruoti tam tikrą elgesį, dalyvauti, būti matomas tam tikruose renginiuose, ar ne, tam, kad nepaliks sakyti, tai ten kažkas iš HR ateis ir jums papasakos, kaip čia dabar reikia daryti. Tai nėra gera advokatūro pokyčių. Aš turiu dirbti su pasipriešinimu, neapsimesti, kad jo nėra. Ir aš turiu sudaryti sąlygas, kad žmonės augtų pagal tai, ko jiems reikia pokyčių metu. Tai čia buvo toksai labai greitas prabėgimas ir supažindinimas jūsų su tom trejais dalykais, kas gali padėti pasiruošti, kaip mes galim pasiruošti tam pokyčiu, kaip tiesioginiai vadovai. Dabar, kai mes kalbame apie paramą ir lyderystę pokyčių metu, mes turime iš esmės kalbėti apie tas 5 rolės, apie kurias jau ką tik užkalbėjau. Ir čia yra svarbu suprasti, kad tas priekalo kūjo, tas kontekstas, ar ne, arba ką labai dažnai vadovai sako, mes neturim laiko daryti pokyčių vadybai, ko iš čia dabar mūsų reikalaujat. Bet pokyčių vadyba, jinai yra daroma šalia savo kasdienių reikalų. Ir va čia yra tas pagrindinė priežasčių galbūt, kur atsiranda tam tikras iššūkis, vadovas sako, bet tai klausykit, pas mane yra tiesioginės pareigybės, aš turiu mane pasamdyti daryti verslo rezultatus, čia jūs man aiškinat, kad reikia kažką su tam žmonėms, tenais kažkokią change management daryti. Bet šitoje vietoje mes labai bandom taip pasakyti, kad change managementas arba pokyčių vadyba nėra kažkas tokio, kas yra ant viršaus. Tai yra kažkas to, kas yra kaip plotmė arba ta drobė, kurios kontekste vyksta visi kiti dalykai. Nes change managementas iki šito webinaro buvo change managementas daro jūsų vadovai dabar šiuo metu tikriausiai ir jie darys po to, nes tų pokyčių pas jūs yra didesnių, mažesnių, jų yra pilna. Bet va tos 5 rolės, jos yra labai kritiškos ir kodėl mes apie tas 5 rolės kalbam, nes jos atliepia mūsų atkarą. Reiškia, atkaras, primenu, individualaus pokyčių modelis, kuris paaiškina, kas turi atsitikti su mūsų komandos nariais, su darbuotojais, kurie turi darbą pradėti daryti kitaip, kaip išdava pokyčio, ar ne? Tai reiškia, aš kaip vadovas, būdamas gerų žinutės siuntėjų, aš atliepiu darbuotojams pirmą A raidę - suvokimą. Aš turiu atsakyti jų kalbą, kodėl mes tai darom, ką mes tai darom, kas tai per pokytis iš esmės yra, kas bus, jeigu mes to nepadarysim, kodėl dabar tai darom. Tai būtent žinutės siuntėjas arba tas communicator atliepia pirmą A raidę, kas yra suvokimas. Tarpininkas, jisai yra apie tai, kad reiškia įtvirtina pokytį, padeda mums išlaikyti pokytį, nes tai yra bendradarbiavimas su projekto komanda, apie rodiklių nustatymus, apie rodiklių sekimą. Advokatas prisideda prie užnorinimo, nes aš kaip tiesioginis vadovas demonstruoju įsipareigojimą, aš parodau, kad tas pokytis yra svarbus. Pasipriešinimo valdytojas arba tas resistant manager dirba su 2 atkaro komponentais, tai reiškia užnorinimu, desire ir įtvirtinimu, nes tai yra tiesioginio vadovo pareiga ir darbas nustatyti pagrindinės priežastis, kodėl jo darbuotojai arba jos darbuotojai nedaro, kas yra sutarta, kur yra šakninės priežastis ir jas bandyti atliepti ir nepamiršti atšvesti ir išlaikyti tą pokyčių, ar ne? O trenerio rolė tai yra, reiškia, suteikti žinias ir gebėjimus. Tai nereiškia vėl, kad tiesioginis vadovas pats daro tus mokymus, bet jisai ir painai dirba kartu ir su trečiom šalim, ar paima savo geriausius darbuotojus, kurie turi reikiamų žinių ir kompetencijų, ar pasiprašo pagalbos pas HR. Tai va šitoje vietoje, tą, ko jūs matot, mes šitą skaidrę savo profesionalią kalbą vadiname Clarko ir atkaro matricą, kur paaiškina, kaip tiesioginis vadovas su savo tam tikromis rolėmis prisideda prie konkretaus atkaro komponentų savo komandos kontekste pravedimų. Ir ką rodo tyrimai, ir jie tokie, dėja jie tokie yra, kad iš esmės 2/3 vadovų realiai nėra tinkamai pasiruošę vesti savo komandas per pokyčius. Čia tyrimą aš visą laiką juokauju,
Mėly kolegos, lietuviai nedalyvavo šitame tyrime, tai čia yra ne apie jūs, lietuviai nedalyvavo, mes kičiau varom. Bet čia tarptautiniai tyrimai. 30%, viena trečioji Europa, viena trečioji Šiaurės Amerika, viena trečioji likęs pasaulis. Tai, Eglė, kaip tau atrodo, kur čia šuo pakastas arba priežastis, kodėl taip jau yra, kad tie tiesioginiai vadovai nu, kažkaip neprieina, jiems vis dar nepavyksta būti tinkamai paruoštiems pokyčius įdėkti organizacijos. Jeigu neruošiami, tai ir nepasirašė. Aš šiaip norėjau labai dar prisidėti prie to apibūdinimo pokyčių vadyba kaip dar vienas dalykas, ką reikia daryti. Tai vat nėra tas dar vienas dalykas. Aš matau, kaip apskritai, kai žmogus vaikšto ant dviejų kojų, ar ne, jisai negalvoja, kad jam reikia pakelti koją, ištiesti į priekį, padėti žingsnį ir tada su kita tą patį kartotis. Eina, ar ne? Tai pokyčių vadybos principų įgyvendinimas organizacijai reiškia, kad tu natūraliai integruoji geruosius principus, kurie padeda tau naviguoti tuose projektuose su žmonėmis ir struktūrose, kurios visada yra kompleksinės, nes kuo daugiau judančių dalių ir iš išorės, ir iš vidaus visokių visko vykstančių procesų, tuo didesnė visokių nutikimų tikimybė, ar ne? Tai vat viskas, ką mes kalbam, ir yra, kad tai taptų natūralia gerąją praktiką. Ir yra daugybė organizacijų, kuriems tas ir yra tapę. Aš, pavyzdžiui, istoriškai senai dirbusi vienoje didelėje korporacijoje, vėliau įsigilinusi į pokyčių vadybos mokslą, tematiką ir tyrimus, supratau, kad aš ten išmokau gerųjų pokyčių vadybos praktikų, dirbdama, nes jos buvo integruotos į organizacijos veiklą per se. Tiesiog tiek laiko komunikacijai, tokie yra sprendimų prieimėjai, tokia grandinėlė, viskas vyksta ir visa kita. Tai yra paprasčiausiai tema, kurią reikia atkreipti dėmesį ir nukenčiame mes šitam kontekste tada, kai to nepadarom. Viskas elementaru. Tai nėra sudėtinga, kaip matot, viskas yra žmonių kalba ir kiekvienas gali šitą taikyti, tik tai reikia suprasti ir integruoti į savo veiklas. Ir kartais pokyčiai būna labai nedideli. Okay. Tai iš esmės, ką tu sakai, kad labiau tai yra dėmesingumo klausimas, atkreipiant dėmesį, kad mes tai darome ir tai yra svarbu, kad mes nepaliekam tai savygai. Čia apie tai tu kalbi. Apibendrinant taip, aišku, organizacijos varijuoja ir jų problematika gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių, bet esmė tokia. Ok, Taip. super. Nu, ir tada jau perinam prie tų patarimų rekomendacijų, tai kaip aktyvuoti tuos vadovus pokyčiams, ar ne, ką daryti jiems, kad padėti tą gyvenimą jų linksmesnį arba mažiau sudėtingesnį padaryti. Ir priežastis, dėl ko vadovai priešinasi pokyčiams. Ir čia vėl naujausi tyrimai, 5 pagrindinės, tų priežasčių yra daugiau, bet čia top 5, ar ne, pirmų numerių organizacinė kultūra. Įmonėmės, bet nepadarom iki galo, norime komandinio darbo, bet priedus mokame už ten individualius rezultatus, ar ne, tai čia yra tokie simptomai, potencialiai pavyzdžiai organizacinės kultūros. Antra priežastis labai stipri yra nepakankamas suvokimas ir žinios apie pokytį, tai reiškia, kad patys vadovai nežino, kam to reikia pokyčio, kodėl jis vykdomas. Trečia priežastis, vadovai nėra įsitraukę į pokytį, kažkas kitas padarys, kažkaip čia gal manęs nereikia, nes neturiu tam laiko. Ketvirtas, projekto tikslų asmeninių interesų skatinimo nesutapimas reiškia, kad nėra papildomos motyvacijos už tai, kad pokytis būtų prioritetas. Ir penkta priežastis, tai yra vadovai nepasitikė savo gebėjimais valdyti žmogišką pokyčių pusę. Įdomiai, šitoje vietoje uždedant tokį akcentą, kad beveik pusė, kiek čia 43%, ar ne, rodo, kad jeigu mes šitas priežastis būtumėm atliepę prieš darant pokytį, tai mes būtumėm išvengę apie, beveik 40%, 43% pasipriešinimo, kuris atėjo iš vadovų, mes galėjom to išvengti. Jeigu būtumėm šitos dalykus atkreipę, kažką nusprendė su jais daryti. Tai dabar tokie greitieji patarimai, ką mes matome iš savo projektų. Aišku, kiekvienu atveju reikia eiti į gilį, bet mes tokius, aspirino principo vaistus gal pasidalinsime, o jūs jau pasižiūrėkit, kiek jums pavyks tai modifikuoti pagal savo kontekstą. Kalbant apie organizacinę kultūrą,
Jo, čia yra toksai, kur nu, organizacinė kultūra, jinai keičiasi kiek, 7 metai, sako, ar ne? Tai čia jinai, aš neturiu trumpo atsakymo, čia turim vos neatskirą laidą apie tai kalbėti, bet iš esmės organizacinę kultūrą pakeisti, tai yra reikalų ir viskas prasideda nuo aukščiausios grandies vadovų. Tai aš galbūt tiek tuos ties tuo ir sustoju. Bet kai kalbame apie nepakankamą suvokimą žinias apie pokytį, tai ką ir Eglė, tu prieš tai, manau, minėjai, buvo labai geras pavyzdys, tai savalaikis vadovų traukimas ir komunikacija. Tai reiškia padaryti neišvengiamumą, kad vadovai susipažįsta su šitų pokyčių, kad mes jiems tikrai investuojame laiko. Ir čia, ką mes pastebėm, kad daugelis organizacijų sako, jo, bet kiek mes galime tai pasakot, patikėkit, žinokit, kad ir kiek pasakot per mažai. Tai prasme, žmonėms ir netgi vadovų lygmenį tikrai jie nesupranta visų niuansų, dėl kiekio, galbūt mes neturime sistemos kažkaip struktūros, bet iš esmės yra vienas iš būdų tikrai savalaikiai, ne iš vakaro pranešti apie pokytį, bet kalbėti, diskutuoti tiek, kiek, nu, aišku, kiek mums išeina to. Nepakankamas įtraukimas į pokytį, įtraukti kaip galima anksčiau ir klausti nuomonės. Ir čia šitoje vietoje toksai paprastas dalykas yra, kad ne tai, kad aš pasakiau, tu darai, bet žiūrėk, yra toks sprendimas, reikia tai padaryti, pasiūlyks, ką darom. Koks priėjimas tiktų tavo komandai, koks priėjimas tiktų mūsų organizacijoje. Tai va šito vietoje vienas iš labiausiai pasiteisinusių sprendimų. Nes tai irgi yra viena iš tų priežasčių, kur labai dažnai mes matome organizacijose, kad kai projektų komandos arba desnės grandies vadovai nusprendžia už kitus, kaip kas turėtų būti, ir tie, kurie turi tai daryti arba administruoti arba vadybinti, sako, kokie čia jūs nesąmonę sugalvojat, patys pas mane nebūtų atėję ir pas mus viskas vyksta kitaip. Projektų tikslų asmeninių interesų skatimo nesutapimas, nieko daugiau čia neišeina, kaip parodyti naudą, pradėti kalbėti, kodėl tai yra svarbu tam vadovui, ar tai yra karjeros kontekste, pinigų kontekste, kvalifikacijos kontekste, bet visi turime savo motyvus, kodėl mes turėtume prisidėti. Ir galiausiai atliepiant tą nepasitikėjimą savo gebėjimais, tai vienas geriausių dalykų, tai nekas kitas, kas mokymai, mentorystė, konsultacijos, N būdų, kaip žmonės ugdyti, bet atsiųsti video filmuką ir sakyk, pažiūrėk, tikintis, kad jie tai pažiūrės ir pritaikys, tai yra vienas iš mažiausiai tinkamų būdų, kuris tikrai nepasiteisina. Nes apskritai, kai mes kalbame apie pokyčių vadybos įgūdžių lavinimą, net ir mūsų visi projektai, kur mes dalyvaujame, jie labai dažnų atveju, net ir vadovo mokymai, jie yra kažkokio konkretaus pokyčio kontekste. Kad reiškia, jie mokinasi, kaip tas 5 rolės pademonstruoti ne teoriniam lygmenį, bet atvyksta konkretus pokytis organizacijoje ir aš bandau to projekto rėmose mokintis. Nes niekas kitas taip labiausiai neerzina, kai nėra konteksto, ar ne, kai mokinuosi teorijoje ir negaliu jo pritaikyti ant savo kasdienių problemų. Tai tiek tokių greitų rekomendacijų ir galimų sprendimų. Egle, ką tu galėtum patarti? Tai iš tikrųjų vienintelis prie viso šito sąrašo tikriausiai susijęs ir su organizacinė kultūra ir nepasitikėjimu savo gebėjimais, tai ką išskirčiau ir atkreipčiau dėmesį yra į vertybinės bazės diegimą, kadangi žmonės ir vadovai ypač pirmiausiai nori performinti, gerai atlikti savo darbą. Ir tai, kaip mes pokyčių kontekste juos skatinam, kokias vertybės paryškinam, sakykime, kad prisitaikymas, kad bandymas daryti, kad tas proaktyvumas, kad nėra blogo kelio, nėra teisingo arba neteisingo atsakymo, ar ne. Tai čia toksai softinis akcentas prie dalykų, kurie taip pat užkerta matyti kelią sėkmę arba pasipriešinimą sukelia. Bet taip, kaip tu sakei, tema yra tikrai verta atskiros dienos matyti diskusijų ir visi galėtų savo priežastis ir papildymus pateikti. Tai Super, daugiau ačiū. neturiu ką pridurti. Ačiū. Super, ačiū tau. Na va, ir aš laikausi to savo pažado prieš jūs, mėly prisijungusiai klausytojai. 45 minutės mūsų turinio. Aš suprantu, kad mes maksimaliai greitai prabėgome tam tikrus komponentus.
pasižiūrėjome į būtent vadovų rolę. Tie 5 dalykai reiškia būti žinutės siuntėju, būti pasipriešinimo valdytoju, būti gerų trenerių, būti gerų advokatų ir būti tuo tarpininku projekto metu. Pagrindiniai iššūkiai atkaro kryžius, reiškia pačiam patikėti pokyčių ir pačiam eiti per pokytį, tada suderinti savo komandos vedimą per pokytį. Na ir patarimai, kaip tuos žmonės aktyvuoti, ar ne? Ir mes sakome, kiek išsiaiškinti, kodėl žmonės vadovai, kaip jiems padėti, bet mes jiems turim sudaryti galimybės atlikti tą atkarą ir tą savo rolę maksimaliai lengvai, bet jie neveikia vakuume. Mes turim tą suprasti, kad tiesioginiai vadovai jie yra sistemos dalis ir kuo labiau, jeigu mes tą sistemą padėsime jiems atlikti savo darbą, to nuo to visiems bus tik tais geriau ir mažiau po to turėsime pasiekmių, kurios kyla iš nesuvaldyto pasipriešinimo. Tai ačiū Jums labai, kad buvote prisijungę, kad pirmadienio popietę dienos pabaigą nusprendėte pabūti su mumis. Jeigu turite kažkokių klausimų, komentarų, kuriuos norėtumėt pagvildenti platesniam kontekste, o ne per likusias 13 minučių, būtinai parašykit mums ar susiekit per LinkedIn, ar su manim, ar su Egle, ar su mano kolegė Lina, kur šiandien nebeprisijungia. Tai mes mielai su jumis padiskutuosim ir tikrai pasidalinsim savo įžvalgomis ir komentarais. O dabar aš kviečiu, kadangi turime dar laiko, tai jeigu turite klausimų, komentarų, pasinaudokit progą ir paklauskit, pareaguokit, aš čia pabandysiu gal leisti jums kokį atsimūtinti save, pavyzdžiui. Ir jeigu išdrįsit, klauskit. Jeigu nelabai drįstat, parašykit tą klausimą, aš perskaitysiu. Tai laukiam. O jeigu taip atsitiks, kad niekas neparašysit, tai palinkėsim jūs geros dienos ir bėgsim visi darbus, bet gal dar kažką tai. Kokios dažniausios sutariamos naudos su vadovais? Piniginės ar kitos? Egle, gal tu turi iš savo kartelės, ką tu dažniausiai sutardavai? Piniginės palikdavau paskutiniam dėrybų žingsniui, nes jos trumpiausiai turbūt motyvuoja. Aišku, atlygio sistema čia yra svarbu sistemiškai žiūrėti, tai ne todėl, kad paskutiniai vietoje visiems žmonėms tai rūpi. Bet pirmiausia, motyvacija turėtų būti karjeros prasme. Vadovai yra žmonės, kurie į kažką vystosi ir turi kažkokių tai siekių ir tikslų. Tai aš visą laiką siūlau sieti su karjeros planavimo keliu, su įgūdžių, kompetencijų gerinimu, didinimu. Tai yra su rezultatu arba kažkokiu KPI, su OKR, su ką jūs esate įpratę ir kaip dėliojatės, kad žmogus galėtų gauti tą saldų pasiekimo momentą įgyvendinęs konkrečius apibrieštus dalykus. Tai jie geriausiai veikia. Tai yra individualizuota ir tai yra tiesioginio vadovo pareiga su savo atskaitingais asmenimis, aukščiausia vadovė su savo vadovais, aptarti, nustatyti, pritaikyti ir tuomet paleisti. Super, ačiū. Dar vienas Dariau komentaras yra, ką mes matome keliose organizacijose. Tai apskritai paukščių vadybos taikymas yra vienas iš kaip čia, nežinau, ar tinkamas rodiklių, ar ne, tiesiog yra metiniuose pokalbiuose vertinama, kaip vadovui sekėsi taikyti paukščių vadybą savo projektuose. Tai kai tai yra dalis tavo vertinimo, tai jisai po to naudos kontekstu paeina, bet ką yra Eglė kalbėjo, tai yra susijęta su karjerom, tai yra susijęta, pavyzdžiui, tam tikri mokymai, pavyzdžiui, iš tikrųjų tokie, stiprus mokymai, kur galbūt tu niekada neleistum savo. Žinau, kad viena organizacija padarė visai vadovų komandai išvyką į BMW gamyklą, pavyzdžiui, 3 dienoms pilnai apmokėjo, nes BMW yra kaip etalonas. Tai tų pavyzdžių labai dažnai reikia. Jie nėra copy-pastas, jie dažniausiai būna, jeigu jau iš tikrųjų gerai daroma, tai jie yra parenkami taip, nuoširdžiai pagalvojami, nešabloniškai, kas gali būtent tiems žmonėms būti tinkama. Nebent tai yra sistemos dalis ir tam tikros didelės organizacijos, kurios suvokia paukščių vadybos svarbą, tai turi įsitraukti į vertinimo kaip atskirus kriterijus. Na, gal dar kokį vieną turim.
Labas, Lukai. O, labas, Sigita. A, iš tikrųjų, ačiū labai už mokymus. Ir man, ar aš per tavo mokymus nepastebėjau, man nauja buvo vadovų kryžius. Nežinau, gal praleidai arba Tikrai labai neišgirdai. intensyvus mokymai buvo, gal dėl to ne viską pasėmiau, bet man čia buvo tikrai naujovė šitame tavo pranešime, kad vadovas jau turėdamas tą A ir D raidelę, jisai jau gali vesti savo komandą per pokytį. Taip. Tai va, Tai čia yra iš tos pusės labiau, tai koks tau klausimas yra? ne klausimas, gal Čia toksai įžvalga. labai atradimas labai geras. Super. Tai jo, čia tiesiog visi, kas dar klausote, tai Sigita sertifikaciniai programai 3 dienas mokinosi intensyviai nuo 8 iki 8. Tai matai, ten labiau yra apie patį procesą. Mes jau dabar nuėjome į vadovo tą kasdienybę, bet atkaras yra tas momentas, kur mes sakome, jeigu pats vadovas pats iš esmės netiki pokyčių arba nuo tos D raidės nėra, ar ne, tai, nu, kaip jisai to gali prisidėti. Tai va šito vietoje yra labai svarbu, kad mes į juos žiūrėtumėme irgi per barjero taško kontekstą, kad mes ne tik turime skatinti suvokimą, bet dirbti su jų užnorinimu, kad pas juos būtų ta motyvacija eiti, toliau judėti su savo žmonėmis ir kalbėti. Ten žinios gebėjimai, jie ateis paskiau, bet tai yra kritinis kontekstas, kad jeigu D mes neturim, tai nieko daugiau su jais toliau negalim judėti, nes atsiras problemos. Super. O tai gerai, o tai tas žinios gebėjimai vadovui vis tiek reikia? Tai taip. Bet kokiu atveju jos yra reikalingos. Bet greičiausiai vadovai, jie turės, skirtingus galbūt žinių reikalavimus negu kad jų komandos nariai. Bet vadovas, kai keliauja per pokytį, visą laiką yra tokie du pjūviai. Vienas yra man kaip vadovui, kaip specialistui per pokytį, ar aš turiu kažką daryti. Nes labai dažnai vadovui pokytis nebūtinai, kad pareikalausiu žinių ir gebėjimų. Nes vadovo darbas, jeigu taip labai supaprastant, ar ne, yra organizuoti savo komandos darbą. Ir nebent tai yra operatyvinis vadovas, kuris dar ir daro tą techninį darbą šiek tiek, ar nepriklausomai nuo komandos lygio. Tai mums yra labai svarbu, kad vadovas, kurio komanda yra paveikiama pokyčio, jisai arba jinai priimtų tą pokytį ir sakytų, tai yra tinkamas dalykas mano komandai, mano skyriui, nes tik tada jisai arba jinai galės pradėti vesti savo komandą. Dabar kaip daryti, dirbti su komanda, tai čia atsiranda pokyčių vadybos kompetencijos kontekstas. Tai vieniems to gali reikėti, kitiems to gali, gal jie to turi, bet D yra tas momentas, kur jam neįvykus mes negalim judėti priekį. Nes žmogus galbūt yra kaip vadovas ir kompetentingas, bet jeigu jinai arba jisai turi savo požiūrį prieš pokytį ir jisai, pavadinkime, yra neigiamas arba nepalaikantis, ar ne, tai nesvarbu, kad jisai kaip vadovas yra kompetentingas. Jisai sakys, aš čia nesąmonė, mes nedarysim tai. Nepaisant tai, kad jisai arba jinai gali, tai žino, kaip tai daryti. Tai viskas kaip ir akivaizdu, ką tu sakai, tiesiog grafiškai kaip pavaizduota, tai tada... Stipriau atrodo. Taip, iš tikrųjų. Super. Tikrųjų, tai smagu, kad ir tu matai, žiūrėk, gavai naują įžvalgą. Taip, ačiū labai. Super. Na, dar kokiu? Gerai, kolegos, aš tikrai gerbiu jūsų laiką. 5 minutės. Dėkui visiems, kurie buvote prisijungę. Dėkui labai, kad skiriate pirmadienio popietę pakalbėti apie tiesioginius vadovus ir apie atkarą. Ir gražaus likusio balandžio, geros likusios savaitės, nesušalkite. Bent jau tie, kas esate Vilniuje ar Lietuvoje, tai šiandien gavom sniego. Gero jums laiko ir iki susimatymų rudenį. Sėkmės. Ačiū visiems. Iki, ačiū. Ačiū. Sam.